Sveiki, visi butai vadovas. Atsirado unikali galimybė dirbti su nekilnojamu turtu visiems ir kiekvienam neišeinant iš namų. 23 metai dirbu su nekilnojamu turtu ir pagaliau pavyko mums ištobulinti mūsų sistemą, reiškia, panaudojant ir tarptautinę praktiką. 15 metų aš gyvenu Jungtinėse Amerikos valstijose ir Lietuvos patirtį. Viską apjungiant, aišku, taip pat vystantis technologijomis, pavyko sukurti unikalią darbinę sistemą, dirbti su nekilnojamu turtu visiems ir kiekvienam. Aišku, reikalingas internetas, reikalingas telefonas, bet nereikalingas automobilis, nereikalinga net išeiti iš namų. Aš turiu jums gerų naujienų, nereikės net išeiti iš namų. Ir, reiškia, dabar pateiksiu porą pavyzdžių. Ką mes darom? Mes esam tarpininkai nekilnojamam turte, kaupiam informaciją, apdorojam, renkam ne tik tai apie parduodamus butus, bet ir apie pastatus renkam informaciją ir pateikime pirkėjams. Ir visa tai vyksta visoje Lietuvoje, čia ne vienoje kažkur agentūrėlėje, visoje Lietuvoje, per visus Lietuvos miestus yra bendra centrinė informacija, kur gali tarp miestų reiškia, prekiauti nekilnojamo turto specialistai, gali keistis informacija tarp miestų. Nu, kaip pavyzdys, šiandien 19 metų mergina iš Kėdainių pardavė butą Raseiniuose. Ar ne? Tarp kitko, jinai dirba tik taip pusantro mėnesio, yra 7 ar 8 pardavimus padariusi, praktiškai per pirmą mėnesį. Ne? Ir vakar pardavė kita 19-metė turtą gyvena Kuršėnuose, pardavė turtą Šilutėje. Ar ne? Tai va, čia tokia yra unikali galimybė ir kiek tie žmonės uždirba nuo tų pardavimų. Nuo vieno pardavimo uždirba nuo 40% yra, reiškia, nuo komisinio, tai nuo 400 iki 600 eurų. Mūsų komisinė yra dauguma atveju nuo 1000 iki 1500 eurų, kartais 2000 eurų arba daugiau, bet dauguma pardavimą apie 1000–1500 eurų. Tai va, nu ir jeigu moka skaičiuoti, 7 pardavimai po 3–400 net jeigu imti ar ne, tai galit greitai suskaičiuoti, kiek čia gaunas pinigų, gaunas virš 2000 eurų, ar ne, 19-mečiai. Ir žmonės negali patikėti, kad tai yra įmanoma. Reikia patikėti, nes atėjo technologijos amžius ir dabar daug dalykų daroma labai greitai ir labai efektingai. Tai va, jums yra gera žinia, kas sėdi, ar taip, kaip aš sakau, sėdite prie to savo Facebooko, ar ne, sėdite prie kompiuterio ir ką turite nieko. Tai užtenka, reiškia, tik tai jungtis prie mūsų sistemos ir pradėti su to pačiu Facebooko dirbti ir platinti informaciją. Aišku, ne tik tai Facebookas, ir kiti portalai, ir spauda, ir taip toliau, bet prieš 23 metus, aš esu 18 metų vieną agentę turėjęs, kuri pardavė per pirmą mėnesį irgi padarė 6 pardavimus. Daugiau per 23 metus 18-metėm, 19-mečiam nepavyksta. Kodėl? Todėl, kad tai yra vis dėlto nekilnojamas turtas, tai yra gana sudėtingas procesas. Bet mums pavyko jį supaprastinti iki to, kad dabar žmogus sėdi, reiškia, pas save namuose prie kompiuterio ir jisai gali pardavinėti nekilnojamą turtą visoje Lietuvoje. Jeigu netingi, jeigu įdeda valandų, bent jau, sakykime, 6–8 valandas per dieną, tai yra labai realu užsidirbti po 2000 eurų ar po 3 ir daugiau. Mes turime tokių pavyzdžių, žmonės pas mus yra nufilmuoti, yra video apmokymai, taip pat vyksta apmokymai komandiniu principu, reiškia, lyderiai moko vieni kitus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, čia jums tokia galimybė. Būtų, aišku, gerai privalumai, kad dar kalbos būtų rusų kalbos, anglų, ispanų, nes mes einam ir į tarptautinę rinką, kas jau galvoja apie tolimą karjerą, apie galimybę gerai užsidirbti. Tai va, ką dabar reikia daryti? Sakykime, jūs susidomėjot, norit, viskas valio, jums patinka, pamatėt Palmes, pamatėt Miami, kuriame aš jau gyvenu 15 metų, paskutiniai 4 metai, netgi 4,5 jau vadovauju iš Miamio, jau nebeskraidau į Lietuvą taip dažnai. Ir reiškia, ką reikia daryti? Mes dauguma žmonių dirba pas mus, turim ir fiksuotų, reiškia, atlyginimų, bet dauguma žmonių dirba pagal individualią veiklą, gauna 40% nuo pardavimų.
reikia įregistruoti individualios veiklos, išsimti pažymėjimą, individualios veiklos pažyma, vadinasi nekilnojamo turto agentūrų veikla. Kodas 683100. 683100, jo, nekilnojamo turto agentūrų veikla, įregistruojat, reiškia, šitą, ir tik tai, kai turėsit, šiaip negaišinkit mūsų specialistų, kurie dirba su personalu, su klausimais. Yra YouTube'as, yra Google, parašykit visi būtai YouTube, ten yra ir klientai kalba, ir reiškia, agentai sėkmingai kalba. Po to gausit prieigą prie vidinės sistemos, ten galėsite žiūrėti, yra 1000 valandų nufilmuota video medžiagos. Nes susidomėjimas yra didelis, bet iš tikrųjų pastebėjom, kad žmonės taip pratę kažkaip yra, kai kurie iš vis nieko neveikdami gauti pinigų. Tai to nėra, to dirbti reikės dirbti, reikės mokytis, reikės augti, bet gera žinia, kad yra galimybė tokia, nes kartais žmonės sako, nėra Lietuvoje galimybės užsidirbti. Šiai dienai pas mus galimybė yra tokia, kokios niekada anksčiau Lietuvoje nebuvo. Šiai dienai yra galimybė dirbti su nekilnojamo turtu ir užsidirbti pinigus, tokia, kokios Lietuvoje niekada anksčiau nebuvo. Ir aišku, tai technologijų dėka. Ir tai tiek, įregistruojat veiklą, tik tada jau kontaktuojate su personalo specialistu, bus pasirašyta su jumis bendradarbiavimo sutartis ir patys sėkmingiausi dirbantis galės dirbti netgi iš Jungtinių Amerikos valstijų. Reiškia, bus sudaryta jums tokia galimybė, bet čia jau patys sėkmingiausia, ar ne? Iš Lietuvos nedaugiau 20 žmonių reikės, kad būtų Jungtinės Amerikos valstijose. O per Lietuvą šiaip didmiesčiuose tai mums tikrai reikės daug žmonių, nes pardavimų yra daug, turto parduodamo aišku yra dar daugiau negu pardavimų, bet būtent todėl ir yra reikalinga mūsų paslauga. Jeigu būtų labai didelis poreikis ir tą turtą pirktų labai, tai tada mūsų paslauga gal būtų nereikalinga arba jinai nebūtų tokia brangi. Tiek įregistruokit veiklą, mažesniuose miestelėse siūliu tikrai paskubėti, nors mes dirbam su visa Lietuva, bet vis tiek žiūrime, kad būtų toks balansas, ar ne, kad būtų žmonių paskirstimas, kad nebūtų maža miestelė ten 20 žmonių, kai užtenka tik tai 3-4. Tai viską, o šiaip per Lietuvą mums reikia daug žmonių, tikslaus skaičiaus neįvardinsim, bet ypač Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje tai tikrai reikės labai daug žmonių. Ir viskas. Viskas, man atrodo, aš pasakiau jums esmę. Kodėl nenorim mes kalbėti viens ant vieno, nes vertinam kiekvieną minutę. Jeigu kas turit reikalų su programavimu ar dar kažką, tai yra vertimas kiekviena sekundė. Yra žiūrima, kad suskaičiuoti kiekvieną sekundę. Kalbėti su žmogum 15, 20 ar 30 minučių, tai jeigu su vienu būtų, tai nieko tokio. Bet pradeda dirbti, sakykime, tik tai kas 5, kas 10 ar netgi kas 20. Kartais reikia pabendrauti. Žmonės tiesiog neturi kompetencijos, iš viso elementariai kompiuteriais nemoka spausdinti, nemoka. Tokia dėja yra ta, sakykime, dauguma bedarbių yra su tikrai silpnais sugebėjimas. Bet jeigu nepasitikit savimi ir vis tiek norit, ir vis tiek vidus sako, kad va, noriu, aš galiu ir taip toliau, yra apmokymai. Yra apmokymai. Svarbiausia, kad įdėtumėt 6-8 valandas per dieną veiklos. Ir viskas, nekilnojamo turto karjera šiai dienai jums, nesvarbu, 18, ar 28, ar 58. Visiškai nesvarbu. Tai tiek, iki malonaus, lauksim mūsų komandoj, o gal netgi susitiksim Miami. Iki.